Vienas toks iš provincijos, iš gilios provincijos aktualijų. Žmona vyrui sako, Jėzus, sako, Antanai, aš dabar žiūriu, kad tu koinės pasikeitė, tai tu ką, tas senas koinės tik mėnesį laiko nešioji ir dabar naujas pasikeitė. Nu, betgi, baig tu, sakyk, kas ji. O, taip. Geras, subtilus. Mažasis sūnus klausė tėčio. Tėti, ar tiesa, kad kai kuriuose šalyse vyras nepažįsta žmonos iki tol, kol jie veda? Va. Nu, sūneli, taip yra visose šalyse. Visose šalyse. Gerą komentarą rėžė Bobutė, kai anūkai prie stalo bandė išsiaiškinti klausimą, ar įmanoma sukryžminti kiaulę ir karvę. Bobutė atsakė, taip, su mėsmale, vaikeliai. Dešra yra geriausias dalykas. Apie nekalbadienį. Vyras grįžta namo, jis sutinka žmona su užrašu ant A4 lapo, su marka prieš tą. Aš su tavim nesikalbėsiu. Nu, vyras ką, gūžteli pečiais, nueina kambarį, įsijungia teliką, po 5 minučių ateina žmona į televizorių su nauju lapu, į kambarį su televizoriumi, su nauju lapu, ten parašyta, o žinai kodėl? Sunku nesikalbėti per nekalbadienį. Ekonomistas Gitanas Nausėda daro tokią prognozę. Sako, jeigu per šventes priaugote 1-kitą kilogramą sėdėdami prie stalo, neskubėkite to kilogramų numesti. Ekonominiai rodikliai rodo, kad 2016 jų gali prireikti. Mielasis, atrodo, klausyk, atsirado žmonių, kurie sako, kad mano kojos kreivos. Nesijaudink, bragio, viskas gerai. Tavo kojos nekreivos, jos tiesiog gražiai išlenktos yra. Taip, dvi merginos kalbasi tarpusavėje apie psichologiją, apie žurnalus, apie porų santykius. Viena sako, nu bet šakės dabar, žinok, tokie laikai yra, tu neįsivaizduoji. Aš tai iš vis, kai skaitau, žinok, tai daugiau nei pusė porų išsiskiria, supranti, mastai yra nesuvokiami, o psichologai iš vis sako, kad tik kas 10 pora yra tik laiminga santuokai, tu įsivaizduoji. O tai kaip tau yra? Nu, žinok, aš dar nežinau, aš dar tik 4 kartą apsiženijus. Britų mokslininkai nustatė, kad kiekviena pasaulio močiutė yra įsitikinusi, kad alkaniausi pasaulio vaikai yra būtent jos anūkai. Jeigu esate keliaujantis po pasaulį ir mokate daug kalbų ir nebežinote, kuri kalba ar tarmė jūsų yra tikroji, tai nustatyti yra paprasta. Kokia kalba arba tarmė viduje sau keikėtės, tai yra jūsų gimtoji kalba. Tas ir esate.